Sveiki, aš Edvinas Grauželis ir čia Aha momentai. Sveikinuosi su šį kartą dviejom nuostabiom pašnekovėm. Jeigu anksčiau šnekėdavo tik su vienu pašnekovu, tai šiandien turim challenge iš karto dvi nuostabias moteris. Tai turim Rasą Melinienę ir Mariją Šaduikienę, sesės, kurios mane perspėjo, kad reikia atsargiai dabar ištarti jų mergautinę pavardę. Tai iš karto pataisykit gerai, tai yra, skaitau, Aleksariūnaitės. Teisingai? Labai gerai, teisingai. Super, labai gerai. Tai trumpai apie jūs, ne? Močiutės gėlyno ekspertės, idėjų kalvės, kurios prieš pat pokalbį sakėt, esam kaip kūjis ir priekalas idėjų generavimą. Ir geriau žinomos iš tikrųjų, dėl ko aš jūs čia ir pasikviečiau, kaip gėlių sesės. Taip? Taip, būtent. Būtent, ne gėlių kioskas, o švenčių planuotojos, koordinatorės, dekoratorės, idėjų kūrėjos ir taip toliau panašiai, taip? Taip, labai teisingai. Labai gerai. Tai kaip laikotės? Kaip jums sekas dabar? Gerai laikomės, labai gražus oras šiandien, labai saulėta ir matom, kad mes, būdamos turbūt gamtos vaikais, esam skautės dar ir su Marija. O, kaip gražu. Tai čia dar ir dėl to sesės, nes mūsų būryje mes ne tik kraujo seserys esam, bet būriam ir sesės savo skautės. Tai mum matom, kad tas oras turi daug įtakos. Ir kadangi šiandien taip saulėta, tai mes gerai nusiteikusios. Smagu, žinai. Kaip tu laikaisi? Gerai. Kažkaip man irgi gera. Kai Rasa sakė gražią dieną ir su gera nuotaika atvažiavom pas tave ir norim perduoti tą savo energiją. Tokia mūsų misija yra ir darbe. Tai yra kažkaip skleist ir mūsų klientams tą tokį gerą jausmą švenčių metu. Nes kad jie galėtų švęsti, o mes rūpintis reikalais. Labai džiugu. Tai taip trumpai iš karto, ne? Tai apie ką jūsų verslas? Oi, nežinau, ar čia trumpai galima papasakoti apie ką mūsų pradėk Rasa ir paskui Marija papildys. Jo, nes gerai. Komponentai skirtingi yra. Gerai, tai gal iš vis reikėtų atkoduoti mūsų tą pavadinimą, gėlių sesės. Gerai. Kodėl gėlių ir kodėl sesės? Tai sesės turbūt lengviau, nes kaip ir jau pats minėjai, mes esam tikros sesės ir mes, ką pati pasakau prieš tai, būriam ir skautiškų sesių būrį ir apskritai esam labai toks šeimos, verslu gal dar nepavadinčiau to, bet šeimos būrys, kurie yra vieni su kitais labai susiję ir nusiteikę tiesiog padėti mums su Marija augti. Tai tas seserystė iš tikrųjų pastebėjus mūsų genealoginį medį, jinai keliauja pas mus iš kartos į kartą. Tai tas seseriškumo jausmas, sakyčiau, yra be galo stiprus, nes jis eina dar nuo ten prosenelių, senelių, mūsų tėvų, mūsų pačių ir net mūsų su Marija irgi yra dukros. Tai tas, sakau, kadangi seserystės jausmas, sakyčiau, labai pažįstamas mums yra, tai mes matom, kad jo reikia šiuolaikiniam žmogui, reikia jau ne tik tai to techniko, kuris sugebės gerai įgyvendinti užduotį, nes tų technikų yra daug. Kaip bebūtų, pas mus rinka yra pripildyta visko, bet va to draugo, tos sesės, tikrai žmonės pasigenda, to tokio nuoširdaus rūpesčio. O mums tas rūpi, mums norisi gal turim tos energijos, tos, nežinau, šilumos kažkaip daug, tai kad neįvyktų perdegimas pačiom, tai reikia ją kažkur išspinduliuoti. Tai čia, sakyčiau, atsirado ta gera niša, tas renginių organizavimas. Būtent, sakyčiau, šiaip net asmeninių švenčių kūrimas mums yra pagrindas, todėl kad verslo renginius aš pati organizavau visai nemažai laiko ir prikaupus ten patirties pamačiau, kad ko trūksta, šiaip viskas labai fainai, labai patinka, gal šiek tiek, žinai, sako, žmonės su proto gal susipykę, kam patinka renginiai, nes kaip gali patikti toks dalykas, kuris tiesiog kartais yra nevaldomas, bet man patiko, ko aš pasigėdau, tai to grįžtamojo ryšio, o jį tu geriausiai gauni iš žmonių, kada jie, labai asmeniškai yra susijęs su to. Tai nesakau, ir versle yra žmonių, kurie tikrai asmeniškai priima dalykus, galbūt jeigu tiesiogiai bendrauji su verslo savininku, bet jeigu ne, tai tada labiau tas grįžtamasis ryšys ateina iš žmonių, kurie patys savo nori šventės.
Tai va, tai mes matom, kad tą sesių ryšį galima atiduoti, o kodėl gėlių? Marija, tu papasakok, o tai aš jau labai daug šneku. Gėlių, tai vat, kaip ir minėjai, nuo močiutės daržo gėlių turbūt atėjo, kad pati pradžia ir buvo, kad močiutė mūsų augino gėles, ypatingai tulpių, daug turėjo įvairiausių rūšių. Prieš kiek čia laiko buvo? Tai mes buvo mažos, kokių 5, 10, nežinau, 12 metų tokios. Tai vat nuo pirmasias savo plokšteles, kiek pamenu aš ir patvirtintų močiutę, pardaviau būdama 4-5 metų. Tai. Aš pakalbėsiu dabar gerai. Tokia gėlių šeima gaunasi. Ir mamos sesuo, kuri pati yra diplomatė ir turėjusi labai daug patirties ir dirbusi Lietuvos ambasadose Italijoje, Prancūzijoje, turi labai irgi didelį estetinį pajautimą. Tai aš tikiuosi, kad mes šiek tiek tariame esame. Jinai taip pat mielai įsitraukia su savo patarimais, su savo rekomendacijom ir konsultacijom mum. Tai čia irgi manau, kad yra didelė vertė, kurios nenusipirksi arba, nežinau, gal labai brangiai sumokėtum. Va, tai jinai irgi mielai prisideda, kai tik gali. Ir šiaip mūsų komandoje tie, kas prisijungia, tai tiesiog matom arba kažkokias studijas dizaino, arba tiesiog domėjasi nuo pat irgi iš vidaus kažkaip tai ateina tas toks pajautimas. Tai jo, nežinau, Rasa, pagelbėt man. Tai aš tam buvau uždavus užduotį apie gėles papasakot. Tai tos gėlės. Tai papasakoj apie gėles. Aš dar gal tą pridurčiau, kad irgi apie tą pavadinimo gimimą, kad gėlių sesės, tai yra į užuominą į gėlių vaikus, o gėlių vaikai, hipiai, buvo mūsų tėvai. Tėtis ilgus plaukus mūsų turėjo. Tokius kaip mano, iš tikrųjų. Tai iš tiesų mum perdavė tą, mes augom su tuo laisvės jausmu ir mes dabar jį norim savo auditorijai, savo klientam perduot, kad iš tikrųjų nėra jokių čia nustatytų taisyklių, jums nereikia jokių šablonų laikytis, jums nereikia daryti taip, kaip darė jūsų draugai. Ir mes šventę turime sukurti būtent apie jūs, nes ar tai būtų įmonė, ar tai būtų žmogus, žmonės, pora, gimtadienis, krikštynos, kas bebūtų, bet mūsų tikslas yra šventę papasakoti istoriją. Aš kažkaip, kadangi gal prieš tai iš komunikacijos srities atėjęs žmogus, tai mane matau, kad tai įaugo taip į kraują ir lydi iki šiol, tai man labai svarbu į tą renginį pažiūrėti režisūriškai ir per jį papasakoti istoriją, nes komunikacija tai ir yra toks dalykas, čia daug kas vadina PR-u, ir Marija irgi vadina PR-u, bet tai yra iš esmės pats pagrindinis tikslas – papasakoti istoriją. Žmonėm, visuomeniai papasakoti istoriją. Tai patirčių kūrimas, ne? Taip, tai patirčių kūrimas ir istorijos papasakojimas per įrankį šventę. Lygiai taip pat ir su dekoru. Mes, kai kūrėme dekorą, tai žmonės būna klausia, atsiųskit savo katalogą, atsiųskit savo kainyną. Bet mes tokio neturim, todėl kad savo užsidedam... Nekepam šabloniškai. Jo, ir užsidedam padaryti kelis pavyzdžius, kuriuos paskui vežioti iš vienų vestuvių į kitą. Čia ne mūsų, mes taip nedarom. Užsidedam savo šitą vargelį tokį, nes iš tikrųjų tai yra sudėtinga kiekvieną kartą naujai kurti, bet matom, kad kitaip būtų turbūt neįdomu. Jums tai įdomu ar kam? Mums neįdomu. Žmonėm tai įdomu, nes žmonėm būtų gal ir pigiau, ir lengviau, ir paprasčiau, nes jiem atsiunti 5 tada pavyzdžius, jie išsirenka patiko, nepatiko ir darom, ir kepam. Bet mum būtų neįdomu, nes mes žiūrim tos dekoratorės, aš nežinau, kurį laiką dar Lietuvoj, kol tai nebuvo išpopuliarėję, tai sakyčiau, tai buvo vertinamas kaip tos žemesnės kastos netgi darbas, nes tai tos techninis, atvežė į gėlyčių, padėjai, žvakelę uždegė ir viskas, tavo darbas to ir baigtas. Bet kad tai dažnai trunka metus ar pusmetį, tas pasiruošimas, derinimas su užsakovais, su visom pusėm, perderinimas, persigalvojo, kažkur išgirdo, kažką pamatė, mes pamatėm, kad kažkokią pasigavom naują istoriją arba atsirado nauja istorijos linija, nes išsiaiškinom, kad jaunosios tėtis, pavyzdžiui, kolekcionuoja
kolekcionuoja sendaikčius. Tai kaipgi jų neparodyti per šventę, jeigu tėtis sutinka ir jeigu jam nuo to kils labai smagus jausmai ir pasitenkinimas ir garbė. Arba sužinojus irgi ten jau pradedam bukinti dekoraciją, žinai, o tada paaiškėja irgi, kad nuotakos tėtis štai pats ten dirba iš medžio visokius gali išdrožti dalykus, tai tiesiog mes jam nusiunčiam brėžinius, jis tą padaro arba išlieja žvakes ir irgi mes jas galim panaudoti šventį. Šį sezoną, pavyzdžiui, turėsim vestuves, kur tėtis yra dailininkas, architektas, tai tėčio turėsim dailės darbų parodą. Nu, va, tokių... O paskui mamos nepavydi? Tikrai. Čia dabar kažkaip tik apie tėčius. Jo, aš galvoju taip apie tėčius, tėtis išdrožė ten dekorą, tikrai. čia žvakės bet, žinai, mamom ir taip, jeigu kalbant apie vestuves, mamom sakyčiau ir taip, tų pareigų ir rūpesčių, ten ir nuotakai padėk suknelį išsirinkti ir pati savo išsirink ir šeimos židinį išrink ir visa kita, mamom ir taip to dėmesio ir rūpesčio užtenka. Bet va tėčiai, man atrodo, buvo kurį laiką palikti tokiam, žinai, nuošaly, tai va dabar, kadangi yra visuotinė lygybė visame tai reikia išlyginti tą balansą ir tėčiam irgi duoti, kur pasireikšti. Tai va, bet, žinai, labai gražu, va, atvyksti į šventę, pamatai tą nuotakos, pavyzdžiui, ir pamatai tą tėčio veidą ir riedančią ašarą. Ir kaip jam yra gera, nu, va, dukros vestuvėse, arba šventės. Aš galvoju, žinai. Arba sūnus, bet tėčiai labai ir dėl dukrų pasistengia, kaip žinoma. Tai va, jisai pamato, kad jo rankomis sukurtos detalės gali papuošti jo vat, vaiko šventę. Ir nu, tai yra visai kitoks jaukumas, visai kita energetika ir va tai yra istorijos papasakojimas. Okay. Tai va. O jūs kaip aš tas istorijos pasakoju, tai kuri už ką atsakinga? Už viską atsakingos mes abi ir netgi iš tikrųjų turbūt jau ir 3 mes komandoje turime dar 3 sesę skautę Viktoriją, kurio šiandien su mumis nėra, bet iš tikrųjų dalinamės tomis atsakomybėmis. Aišku, gal labiau projektais pasiskirstom, už kurį labiau, bet iš esmės, nors gal yra irgi plonybių, ar ne, Rasa, kad tu labai iš savo stiprios komunikacijos pusės kuruoji medijas, o aš vadina mane kūrybos vadovė. Nu, tai gal jo, yra tokio pasiskirstimo yra, bet iš tikrųjų, kaip Marija ir sako, darom viską, todėl kad nežinau, mane čia taip išauklėjo mano pirmoji darbovietė ir esu už tai labai dėkinga Daivai, nes labai gerai atsimenu jo žodžius, kad na tai jeigu esi projekto vadovas, tai tu turi mokėti daryti viską. Ir turi savo išsiugdyti norą daryti viską, nes jeigu tu sakai, man šitas nesiseka, ar aš šito nenoriu, nu, tai tu neauksi ir netobulėsi ir tada tu būsi tokia viena koja, tu nebūsi projekto vadovas, tu galbūt būsi tik tai, nežinau, ten tekstų redaktorius arba renginių organizatorius arba kažkas. Bet kai dirbi tokioje srityje, kuri labai visko daug apima, tai pavyzdžiui irgi mūsų dabar gėlių sesės, nu tu turi daryti viską. Taip, galbūt vienur yra tavo stiprybės arba yra dalykai, kuriuos tu labiau mėgsti ar mažiau mėgsti, bet iš principo turi mokėti daryti viską ir nu, nes visokių aplinkybių nutinka, dėl ko mes, pavyzdžiui, kai koordinavimą darom, vestuvių, tarkim, visada darom jį dviese. Kažkaip dar yra tokia praktika, kad labai dažnai viena koordinatorė važiuoja, vat matom iš kolegų. Mes matom, kad reikia 2 žmonių, todėl kad, nu, tikrai nežinai, kada kam kas nutiks, o gal mums pačiom kažkuriai kažkas nutiks. Force mažorai iš tikrųjų. Force mažorai, tikrai, nu jų įvyksta, arba tarkim irgi šventės metu, nu maža ką. Nesuplyšo, ne? Čia tai ne bėda, bet gal reikės kažką išvežti į ambulatoriją, o gal reikės, nežinau, paliktus daiktus nuliekti kažkam pasimti. Tai kas tada valdys renginį? Kas tada bus ta siena, kuri žiūrės, kad viskas būtų laiku vietoje ir kad nekeltų rūpesčių užsakovam. Okay. O tai tu, Rasa, dabar, kai tu sakėjai, darau viską, ne?
kas į tą viską įeina. Ir kaip tas viskas dalinasi tarp jūsų vis tiek. Na tai labai priklauso nuo to, kokiam etape esam. Jeigu tai yra šventės planavimas, dar iki šventės. Aš suteiksiu sąlygas, gerai? Gerai, suteik. Jo, tai kokį pavyzdį. Darykim prielaidą, kad mūsų klausytojas net neįsivaizduoja. Ką jūs veikiat, jūs esat gėlių kioskas, jo galvoje, gėlytės padeda, dar ten pastumdas, kad mišrainė gražiai ant stalo stovėtų, žinai, ir kvietkų prikabina, ne, kokių tai jūs. Tu šiandien leidžiu savo pajuokauti. Gerai. Tai iš esmės nuo nulio, ne? Tai va tas, kad mes susitinkam, tarkim, aš turiu organizuoti, kuris dažniau, vestuvės dažniau ar renginys būna kokius? Šiaip sakyčiau vestuvės. Tai gerai, vestuvės. Jo, vestuvės. Tarkim, aš nieko nesuvokiu. Vestuvės, mano antra pusė irgi, žinai, yra, ir mes tokie, norim kažko fainai, žinai. Ir kas tas tada viskas? Pačioj pradžioj mes turime susitikti gyvai, nes ta mūsų šiluma ir energija ir tai, ką mes galime duoti, ne visiems jie yra reikalinga ir ne visi to nori. Šitas labai geras, jo. Jo, nes yra žmonių, kuriem mato planuotojos ir koordinatorės vaidmenį visai kitokį, negu kad mes esam. Nes jiem reikia tokio žmogaus, kuris eitų ir kaltų ir visiems nurodinėtų, piršteliu vadovautų. Žodžiu, dabar čia tokiu laiku tas ir tokiu laiku anas. Yra žmonių tokių, žinai, free control. Ir jie nori to per savo šventę ir nieko tu nepadarysi. Jie nenori atsipalaiduoti, jie nenori nesirūpinti. Jie nori rūpintis ir jie nori matyti žmogų, kuris irgi eina ir direktoriauja ir vadovauja paradui. Tai tam mes turime susitikti dar nuo pat pradžios, kad pajaustume pirmiausia ir mes pajaustume žmonės, nes mums nereikia kiekvieno savaitgalio užimto, mums nereikia kiekvienos užklausos, kurie ateina paimti, nes tiesiog kam tada iš vis tą daryti, jeigu nei mum iš to pasitenkinimo nebus, nei žmogui, kuris mus pasikviečia. Tai, Amen. Tai va, tai už tai pradžiai susitinkam ir apie tai, nuo ko ir pradėjom, ką papasakojom tau, tai arba jiem reikia sesių, ir reikia mūsų visos tos istorinės tokios patirties ir to, ką mes su tuo galim atnešti. O jeigu nereikia, tada dabar kuo greičiau skirstomės ir prašom kolegų kontaktai, eikite pas kažką kito. Tai va, tai pradžia atrodo taip. O tada, jeigu jau reikia, tai tada turi būti 100% pasitikėjimas mumis. Nes mes stengsimės visada padaryti taip, kad žmonės būtų laimingi. Čia paslaugų verslas, tai kitaip nevyksta. tai tam, kad žmonės būtų laimingi, mes pradžioj pradedam nuo idėjos gvildenimo, nuo vizijos. Jo, aš dar, žinai, Rasa, įsiterpsiu, kad mūsų ta filosofija tokia yra, kad mums svarbu, kad šventėje būtų laimingi ne tik mūsų užsakovai, kad ne tik jaunieji būtų laimingi, ne tik jų tėveliai, jų svečiai. Mums labai svarbu, kad visa komanda, kuri dirba, jaustųsi irgi komfortabiliai. Tai reiškia, kad, kaip ir Rasa minėjo, kad yra koordinatorių, kurios yra viršininkės ir kurios ateina ir, išsireikščiau, strojina, žinai, visą hebrą, kad čia žiūrėkit dabar ne pagal laiką, ar ten kažkaip mes esam minkštosios ir mes esam tos, kurios norim, kad gerai jaustųsi vedėjai, kad jie jaustųsi, pavyzdžiui, jaustų mūsų palaikymą, kad virtuvė irgi jaustų iš mūsų, tą tokį laiko, ar ne, kada neš tuos patiekalus, bet jeigu jūs vėluojat, gal mes galim kažkur uždengti kažką ir kad visi per daug neįsitemptų ir komanda su geru jausmu dirba visai kitaip. Mes matom, kaip viskas krenta žemyn, kai ir pradeda birėti kaip domino kaladėlės ar kortų namelis, kai ir lyg ir svečiai galbūt kitą kartą net nepajaus, nors šiaip dažniausiai pajaučia, jeigu jau kažkas byra, ar ne. Tai kad nepradėtų birėti, arba net jeigu kažkur viena koja, tarkim, krenta, kad mes ją prilaikytumėm ir kiti tada irgi galėtų gerai jaustis, kad nedaryt papildomos įtampos. Ties to koordinavimo šito vietoj norėjau įsiterpti, kad mums svarbu tas geras jausmas, ne tik užsakovo, bet ir visos komandos. Tada bendra šventės atmosfera, bendras visas rezultatas, jisai gausis geras. Ir svečiai, tai ta trečioji dalis svečiai.
reikės močiutę palydėti, o gal su ją pabūti, nes ji negalės išlysti į lauką per kulminacinį momentą, ferverkų šaudimą, liepsnelių degiojimą ar panašiai. Ir jai bus liūdna dėl to. Ir jei reikės žmogaus, į kurį reikėtų tiesiog tą laiką kažkaip prastumt, kad per daug nekreipdėmėsio ir su kuo pakalbėti. Ir tas yra fainai, nes tu tokiais momentais dar išgirsti daugiau dalykų apie tuos žmonės ir tada dar labiau prie jų prisiriši. Kita tuo metu eina koordinuoti. Tai dėl to dviese. O kartais ir dar daugiau žmonių būna. Tai koordinavimas jau čia taip nušokom, o dar jeigu grįžtant prie to paties pradžios ir planavimo, tai kai jau susiderinam, kad pasitikim vieni kitais, tada pradedam kalbėti apie viziją. Tai tada mes būnam kaip kaučeris, kuris išklausinėja. Tai apie ką jūs esat, žmonės? Ir mums nereikia girdėti apie tai, kokias pareigas jie užima, kokios jų profesijos ar kažkas. Nors kartais tai irgi nemažai dalykų atskleidžia, bet mes ne to klausiam. Mums įdomu, apie ką jūs. Tai ar jūs esat ten kalnų miškų vaikai, ar jūs esat miesto žmonės, jums svarbu, nežinau, kultūriniai renginiai ir visa kita. Kaip atrodė jūsų pats susiformavimas, iš kur jūs esat kilę, kas teka jūsų venomis. Tai tą mums svarbu išgauti ir kai mes gaunam tuos atsakymus, tada mes padedam jiem naviguoti, ko jiem reikia. Nes yra N+K atveju, kada žmonės ateina, susitinkam ir sako, mum gal atrodytų, kad tokio formato šventės mes norėtume. Tada pradedame su jais kalbėtis, išgirdusios iš jų tą informaciją, kas jie yra. Ir tada taip švelniai jiem atsakom į tos klausimus ir paaiškėja, kad jiem visai ne to reikia. Kad ta vizija, ką jie turėjo, galbūt buvo labiau padiktuota iš jų susikurtos aplinkos, ką jie kažkur matė, kažkur girdėjo, bet ne tai, ko jie patys iš esmės norėtų. Tai mūsų darbas pirmiausia, sukoordinuoti juos, ko jie iš tikrųjų norėtų. Ir tada, kai jau išsiaiškinam, tai tada yra tas techninis darbas, A, B, C, ar ne? Pradedam dėliotis biudžetą, sudarom finansinę lentelę, ieškome tiekėjų, teikiame pasiūlymus, deriname datas ir viskas. Tai va. Man iš karto klausimas kilo. Iš šitos dalies, kur ateina jau, tarkim, jaunieji su savo įsivaizdavimo, ta klišinė pozicija, leisiu savo taip pasakyti. Ir jūs, kaip man labai patiko, padedat jiems suvokti to, ko iš tiesų nori. Kaip būna, kai prasideda šitie bairiai, bet teta ten tokia, čia tėvas, arba čia senelis gal nenorės, čia Antono, pradeda... Kaip jūs su tuo dirbate? Žinai, kas... Marija norėjo, atsiprašau. Aš kažkaip tai galvoju, kad čia labai dažnas atvejis, visiškai nenustebina tas klausimas, nes šiaip labai dažnai išgirstam, kai jaunasis ar jaunoji sako, bet žinokit, jūs dar tokios tai nematėt mamos, arba, bet jūs sutiksit mano tėtį, laikykitės. Tai taip, žinai, toksai... Matėm ne vieną tėtį ir ne vieną mamą ir yra tas, kai tu ateini į žmogų su dėmesiu, su rūpesčiu, su noru iš tikrųjų išgirsti, nes ko ir nori, tas galbūt pretenzingas ar priekabus, tai būt dėmesį kažkokiam ir mes tą dėmesį duodam ir kažkaip viskas gerai ir susitvarkom ir mum yra gera ir malonu duotą dėmesį, pasirūpint. Tai tokiu arba su tuo tokiu, kur nori arba nenori, kur mano mama tai turi tokį įsivaizdavimą, bet mes gal ir nenorėtumėm. Tai čia šitoj vietoj, kaip Rasa ir sakė, mes iš tikrųjų ir esam kaučerės pasiruošti tai šventijai, tam, kad sustatyti vėžes ir pasakyti, kad taip, mamai irgi labai svarbu, bet tai yra šventė jūsų, apie jūs ir kažkokie šablonai, klišės, taisyklės ar kitų norai, padėkim juos į šalį, bet vis dėlto darykim taip, kaip jūs norite, nes tai yra jūsų. Ir šitoj vietoj mūsų užduotis yra žmonėm, kad jie jaustųsi gerai, o neskolingi kažkam, nes nepadaro, nežinau, ten kažkokio tai elemento, ar taip, kaip galbūt mama norėtų, nežinau. O kaip Marija paskui būna, tarkim, įdomu, sakėt, feedbacką renkatės iš žmonių. Aš pašaržuosiu irgi iš tos pusės. Taip.
Nu, mama supyko, kad nebuvo pagal ją. Nebuvo raudonų, tarkim, kokių gerberų padėta dešiniajam kampe ir jinai dabar jaučiasi, liaudiškai sakant, užsipipinu, žinai. Kaip jūs tada? Ar nebuvo tokios sakysim? Nebuvo, ta prasme, nežinau, bent jau mūsų praktikoje tokios, ar tu pameni, Rasa, kad tėvai būtų dėl kažko tai supykę ar įsižeidę, kaip tik labiau apsidžiaugia, vat, kaip Rasa ir minėjo, kad parodytas dėmesys, nes pasiruošimo tam momente, kad irgi pasižiūrėt, o gal galime kažkurioj tai vietoje atiduoti duoklę tiem patiem tėveliam ir parodyti dėmesį. Bet galbūt tu pameni kokį nors pavyzdį? Ką aš tiesiog pastebėjau, tai taip kaip jaudinasi jaunieji ruošdamiesi savo šventį, tai turbūt dar dvigubai jaudinasi tėvai. Nesvarbu, kad ne jie šventės šeimininkai, nes mes matom tą tendenciją, kad iš tikrųjų, nežinau, gal tiesiog mūsų rate žmonių, su kuriais dirbam, dažniausiai taip yra žmonės tiesiog patys savo organizuojasi šventę. Jau nebe tėveliai rengia ją, bet žmonės patys. Na ir kaip sako, tas, kas moka, tas užsako muzikantus. Tai va, bet tėvai vis tiek tą jaudulį jaučia ir vis tiek jie savo patirtį nori pasidalinti, kur girdėjo, kur jų draugų ten kažkokie vaikai tuokėsi, kaip ten darė, ką ten žino, koks tiekėjas ir panašiai. Tai nori ir turi visokių, o jau artėjant šventį, tai irgi turi visokių baimių ir viso ko, bet tam ir mes esame, ir mes iš tikrųjų, nežinau, dar vieną kryželį užsidedam savo ant kupros, bet mes atiduodam savo kontaktus tėvams jaunųjų, atiduodam netgi svečiams ir jie gali mus kreiptis, arba mes pačios, pavyzdžiui, tėvam paskambinam, tam, kad juos nuramintume. Arba tam, kad pabūtume tas filtras, nes galbūt sūnui arba dukrai yra sudėtinga pasakyti tėvam, kad, žinokit, to nebus, nes aš nenoriu. O mes tada galim, kaip tas filtras, žodžiu, su jais pakalbėti apie tai, ko nori ir kaip jūs galit prie tų norų išpildymo tada prisidėti. Tai menas išlaviruoti, menas susikalbėti su žmonėmis, ta pati komunikacija, pirmin, atgal. O iš ko semiatės energijos? Nes prieštaravimų valdymas, lūkesčių valdymas, jisai, nuoširdžiai sakant, jisai atima. Mus turbūt geriausiai užkrauna darbai, turbūt ir darbai su geru rezultatu. Žinai, toks turbūt tas grįžtamasis ryšys, jisai dar daugiau pakuria ir tada norisi, žinai, dar daugiau daryti ir tas turbūt yra variklis. Kažkaip aš sakyčiau, kad kad užsiturbinam ir netgi ir kiekviena šventė irgi, žinai, atrodo, kad čia kaip dizaineriai sako, koks geriausias tavo projektas, tai yra tas, kurį sekantis. Tas, kurį darysiu. Tai mums irgi visą laiką atrodo, net ir su dekoro darbais kitą kartą padarom ir sako, geriausias, ką esam padarę, bet kitas bus dar geresnis. Ir taip tai yra stimulas augti ir tobulėti ir po truputėlį vis tiek, kaupi tą patirtį, bagažą ir situacijų valdymas. Tai iš tikrųjų atrodo, kaip ir mes dar labai jaunos, Gėlių sesėms 5 sezonas, 6 sezonas, atsiprašau. Buvo karantininiai metai, bet jie buvo dar sunkesni ir tai buvo tikrai labai šaunus išbandymo metas, nes buvo perplanavimo darbai ir perkelimo rokiruočių darbai. Tai iš tiesų tos patirtis mūsų sukauptos, jos jo augina ir jos, turbūt pakuria darbai, iš kurių turime pasitenkinimą, tokį tą emocinį ir tai yra užtaisas toliau dirbti. Tai darbas suteikia malonumą. Ar labiau rezultatas? Jo, nes mes mylim savo darbą ir tai ir rezultatas, ir tas grįžtamasis ryšys, kurį turim, santykis. Mums, kaip Rasa ir sakė, mes tą šilumą turbūt kažkaip konvertuojam savyje, nes, jinai tokia, žinai, tas ryšys tarp žmonių, jisai mes duodam ir mums grįžta ir tada mes vėl duodam.
tai yra iš tikrųjų mums labai svarbus tas santykis ir tarkim yra porų, su kuriomis mes išlaikom, nežinau, net pirmosios mūsų poros, mes vis dar turim seserišką, brolišką ryšį su jais ir vis dar bendraujam ir būna susitinkam, pasimatom ir laukiam krikštynų jų vaikų, kurias galėsim irgi organizuoti. Tarp kitko jau esam turėjusi savo jaunųjų porą ir paskui jam ir krikštynas puošia. Taip. Aš gerai suprantu, kad jeigu viskas okei būna, ne, tai iš esmės žmonės toliau paslieka su jumi ir visos kitos šventės jau yra, taip sakant, asmeninės. Taip, taip, jeigu turi tų švenčių tokio dydžio, žinai, dar tas yra, kad nors pobūdį šventės mums nėra svarbu, bet tiesiog, tai natūralu, žmonės ne visada gali sau leisti kiekvienos šventės atveju turėti šventės planuotoją, pavyzdžiui, kad ir krikštynom ar ne, ar gimtadieniui. Tai galbūt... Oktoberfestui, pavyzdžiui. Arba Oktoberfestui. Tai va, tai žodžiu, gal nebūtinai jie sugrįžta, bet kas mums yra smagiausia ir iš ten ir ateina mūsų pats tas fainiausias klientas, kokį mes ir esam nusipiešusios savo, nežinau, vizualizavusios galvoje, kad va, toks vat yra mūsų tas tobulas klientas, čia mūsų ateities draugas. Tai vat tas, kuris yra nepriklausomas, tas, kuris yra nesuvaržytas kažkokių pančių, arba kurią mes galim tos pančius atpalaiduoti, tas, kuris pilnai pasitiki, kuris atiduoda į mūsų rankas ir jau tada nelaiko už virvučių kiekvieną detalę sužiūrėti, sumatuoti, ar čia to pasirūpinta, o tam paskambino, tai ne, paskambinom, tai jau viskas atidavė, mes jau šituo dalyku pasirūpinsim. Ir tu jau lauk ramiai to rezultato ir tą dieną irgi tik tai mėgaukis ir švęsk, o ne dar irgi būk įsitempęs, nes tada tau mūsų ir nereikia. Tai va, nes iš tikrųjų, tai mes esam viena kitos kontrolierė. Ir mes viena kitą sukontroliuojame ir sutikrinam, ar tam paskambinta, ar tas sužiūrėta, ar šitas. Ir tarkim, labai smagu, kai turim, tarkim, tose planavimuose, ar ne, turim eilutes ir dėliojam, tarkim, jauniesiam planą. Ir čia dažnu atveju mes būna jau jaunuosius kviečiamės susitikti ir sakom, žiūrėkit, pas jūs dar nežaliuoja tos ir tos eilutės ir greičiau turim deadline'us, ar ten mes turime susitvarkyti šitos klausimus ten iki tam tikros datos. Tai va, tai dažnu atveju jo žmonės, kai atiduoda mums, turbūt tai yra tas pasitikėjimas ir kartais net per daug atsipalaiduoja jie, o mes tada jau turime juos... O tai koks jūs tas būtų vertės pasiūlymas? Aš turiu savo nuomonę tokią, galvoju, noriu pasitikrinti su jums. Kas tai, jeigu tai 1-2 žodžiai, kas yra ta pagrindinė vertė, kurią? Santykis. Santykis? Aš būčiau sakęs, jūs kuriat ramybės jausmą. Jūs išimat stresą ar duodat ramybę? Taip. Tai irgi yra santykio dalykas. Jo, žinai, iš tikrųjų aš čia žiūrėjau irgi vieną interviu su futuristų ir fantastikos mylėtojų, kuris kalbėjo apie ateities profesijas, kad ateityje mes pirksime žmogišką santykį ir mokėsim pinigus už tai. Ateitis jau atėjo ir mes parduodam šilumą. Aš su keliais žmonėmis jau prieš tai iš to studijoje kalbėjau, man ta pati frazė vis išlenda ir suprantu, kokia svarbi, aš tu ją pasakysiu, bet apie tą patį. Taip. Aš, Brené Brown, aš dažnai cituoju, mano, tai yra dievukė, pavadinkim Deivė, iš tos vadybos visos, jinai sakė, jeigu prieš 100 metų visas darbas buvo, iš esmės apie jėgą, dabar metų darbas yra apie protą, ateities darbas yra apie emocijas ir jausmus. Būtent, tai jau tai atėjo. Tai jūs jau esat jau ateities verslas. Mes parduodam seserišką santykį iš tikrųjų ir tai atėjo. Aš čia žiūrėjau irgi yra pardavinėjami apsikabinimai ir nugaros pakasimas. Visiškai, ta prasme, atribojant intimumą. Tai yra tiesiog tas fizinis šilumos kontaktas, ne intimus, bet tas toksai, kad tu ateini, nes neturi kas tave apkabina, ar ne, arba ten
neturi kas išklauso, tai žmonės eina pas psichologą pasikalbėti. Tai va to tokio, jo. Ir nes šitą darbą realiai, tarkim, organizacinį, tai žmonės dažnai tai padarydavo, nežinau, mamos, seserys ar ne, irgi padėdavo su organizavimu ir surinkimu, nežinau, ten šakočių suorganizavimu, ten stovyklavietės šventį užsakymų ten ir visa kita. Tai jo, dabar neapkrauni savo tėvų, nes jie galbūt irgi dirbantys žmonės, neapkrauni savo sesės, nes jinai irgi nori pasipuošti ir pasiruošti tavo šventėje, o jai dar žiūrėk reikia paimti makarunsus iš šaldytuvo ir jie lieka tenai. Tai, žinai, tai toksai, ta prasme, taip, tai vat, tai yra darbai, kuriuos mes atliekam ir dar atliekam su šiluma. Tai jo. Geras. Ačiū labai. Įdomu. Aš noriu pakeisti šiek tiek fokusą. Aš galvoju, ką mažai palėtėm. Iš tikrųjų, aš noriu apie jūsų santykį. Man labai patiko pradžiai, kaip sakėt, esame idėjų kalvės ir šiaip kūjų su priekolų, kurie viena kitą kala ir netgi išlindo vienu momentu, sakėt, mes viena kitos koordinatorės esame, ne? Tai kaip va ta jūsų ta seserystė tarpusavį padeda, gal kartais trukdo, nes rezultatas, kiek girdžiu, yra nerealus. Bet va kas ten tokio yra apie jūs? Tai čia, jeigu jau va taip važiūrint iš verslo vadybos pusės, ar tas santykis padeda, ar trukdo? Va čia bus geras atsakymas mums pačiom, nes iš tikrųjų turbūt gal esam susimąščiusios, bet ar taip atvirai pakalbėjusios, tai nežinau. Puikiai vieta dabar kalbėti atvirai. Čia kaip pas kunigą. Žinai, kas yra labai gerai, kad aš nežinau, ar koks draugas, ar šiaip pažįstamas, ar tiesiog atsiradęs verslo partneris, po tiek visokių, nežinau, pykčių, ginčų ir visko, va taip va tiesiog ramiai ateitų, po 3 minučių tave apsikabintų ir važiuojam toliau. Nėra laiko čia, viskas darom. Tai aš nežinau, ar tai būtų, nes principų mes turim daugelis ir jie kartais užvaldo ir sesės taip pat užvaldo kartais principai, bet tas yra gerai, kad tu nepamiršti, kad šitas žmogus tau ne šiaip savo yra, tau jis yra sesuo ir niekur tu nesidėsi vis tiek, ar po 3 minučių, ar po 30, ar po 3 dienų, vis tiek tu susitaikysi, nes kitaip nebus, nes tai yra mūsų gyvenimas. Tai iš tos pusės, sakyčiau, tikrai padeda. Iš kitos pusės gal... Žinai, vat, tada irgi kartais kyla tokių situacijų, kur galvotum, būtų čia samdomas darbuotojas. Tai aš jam pasakyčiau, kiek tau galima 10 kartų tą patį priminti, už ką tau algą moku. O čia, kaip ką tu gali pasakyti? Nieko, tai tada arba apsisuki ir pats padarai, arba toliau su savo tą seserišką kantrybę lauki. Nes žinai, kad padarys, nes žmogus turi atsakomybės jausmas, tu kitaip su juo nebūtum nieko iš vis vėlėsis ir daręs. Tai žinai, kad padarys, o kad dabar tave... kaip gerai padarys. O kad dabar tave tiesiog ima nervas, kad šita eilutė nežaliuoja, tai pasižaliuok pats savo tada, ką žinau. Tai, o Rasa... O kokie Marijos yra užsispyrimai, kurie tau padeda ir kelia iššūkius? Oi, labai sunku įvardinti, nežinai, kai visos tos šventės skirtingos ir situacijos tokios skirtingos, tai yra tiesiog bendrai užsispyrimai. Tai užsispyrimai ir viskas. Ir supranti, kai jinai tokia vyresnioji, tai trept kojelę su kumšteliu į stalą, supranti. Ir ką, ir tada supranti, jau turi norom, nenorom nusileisti. Arba tada labai gerai, kai atsiranda dar trečia nuomonė, arba daugiau dar nuomonių, jeigu irgi komandoje dirbam. Pas mus nėra hierarchijos, Gėlių sesės nėra ta kompanija, kur čia direktorius, čia tas mes tik pasijuokiam, kad esam pasiskirstę pareigom kūrybos vadovas, kontrolės kokybės ir kūrybos vadovas ir panašiai, bet iš tikrųjų nėra hierarchijos. Ir jeigu mes darom renginį, tai mes nebijom atiduoti atsakomybių kitoms, todėl kad turi būti tas augimas. Jeigu žmonės nori prie mūsų jungtis, jeigu jie mato tame ateitį, tai
mes turim taip išaugti, kad mes galėtume tuos žmonės nuolatos šalia savęs laikyti ir kad jie galėtų mesti savo kitus darbus ir jungtis tik tai prie mūsų. Tai už tai pasidalini tom žinai, atsakomybėm ir pareigom ir tada nėra, kad čia aš viršesnis ir mano žodis paskutintas. Tai susitarėm drauge, ar tai mūsų būtų 3, ar tai būtų mūsų 11. Balsavimas ir demokratija Lietuvoje. Okay. Marija, gražiai šypsaisi. Tas pats klausimas, žinai, tai ką jaunėlė, kur jaunėlė užsispyrus tada? Nu, ta jaunėlė, žinok, labai būna, nori pavadovauti. Jo, bet kažkaip, žinai, nu taip būna kartais, vat, čia, aš tiesiog duosiu pavyzdį, važiuoju automobiliu su kompanija į laidotuvės ir skambina Rasa ir žinai, ir Hebra girdi, ką aš šneku. Ir Rasa nori pasakyti, kad ten vaikas susirgo, rytoj jinai negali prisijungti į susitikimą su jaunaisiais ir negalės vykti į restoraną, kuris mus pakvietė, žinai, ir kad reikia gal atidėti. Ir, žinai, ir tada sakau, ne, atidėti negalim, todėl kad kitą savaitę mes turėsim kitus darbus, o vat rytoj, kas yra suplanuota, mes ir važiuosim, žinai. Ir tada tokia pauzė iš Rasos pusės, o tada, žinai, aš tokia irgi lyg ir kategoriška, ir jinai kategoriška. Ir po mūsų pokalbio, bet kažkaip mes pasišnekėjom ir taip gana kietai, bet žinai, toks va, tas, sakau, tas pokalbis ir tada kolegos, kur buvo automobilis, sako, o čia taip viskas normalis? Sako, su kuo tu čia kalbėjai? Ai, sakau, su verslo partnerė ir kolegė ir savo sesė. Sakau, normaliai, čia taip pas mus yra. Tarp kitko, mes turim 3 sesę, kraujo sesę, kuri irgi prie mūsų, kada gali, prisijungia šiaip tiesiog savo malonumui. Tai va ta mūsų 3 Aistutė sako, aš tai neįsivaizduoju, kaip jūs iš vis čia pradėjot ir ką jūs čia darot ir kaip jūs išgyvenat viena su kita. Nes va, mūsų 3 tai yra va, ramybės įsikūnymas, racionalumo įsikūnymas ir jinai tikrai neįsivels į ginčus iki užsikapojimo vien dėl to, kad jai taip atrodo. O mums su Marija kartais vat smagu pasikapot, nes vienai atrodo, kitai kitaip atrodo ir tada racionalumą netgi kartais tu, kol išsikapoji, kol tą savo energiją išlieji, tai racionalumas padėtas iš šono. Pas Aistę niekada racionalumas jos galvos neapleidžia, tai jinai sako, aš nesuprantu, sako, būtų va, sako, Aistė ir Rasa, arba Aistė ir Marija, tai gal kažkaip sako, bet jūs 2 tokios ugnis, sako, kaip jūs iš vis kažkas, bet va. Bet kas įdomiausia, mes ugnis tarpusavį iš tikrųjų esame, kaip sakiau, vat, jo ten paminėjai tą kūjis ir priekalas, ar ne, ir kalam, bet iš tikrųjų klientui tai mes nukalam minkštą pagalvę ir žinai, ir klientas iš mūsų pusės tai jaučia jau paskui tą ramybę, švelnumą, bet turbūt taip ir turi būti, kai, žinai, kai tam kūrybiniam procese mes taip vat išdegam ir paskui jau darbo metu mum pati, tarkim, šventė yra šventė ir mums iš tikrųjų. Tai va, bet darbiniam procese natūralu, kad yra visko ir turbūt mums pačiom to ir reikia pagal temperamentą ir tai yra labai natūralu ir kažkaip tai mums tai neatrodo, gal iš šono pasiklausius, žinai, atrodo baisu, bet mums tai tiesiog darbinis procesas. Taip, taip normaliai. Diskusija. Taip, čia mes padiskutavom. Aš analizuoju. Kaip Rasa sakė, ateinam, apsikabinam, nusiraminam, važiuojam toliau. Nes mums to reikia, nes mes tokio savo esybę esam. Pažiūrėk, mes ir vyrus tokius išsirinkom, kur žmonėm gal šiaušias plaukai ant galvos, kaip mes būna irgi susikalam, irgi apsisukam, apsikabinam, viskas gerai. Mes tiesiog... O mylim be galo. Tai va, tai tiesiog mes turbūt tokios iš tokio molio drėbtos esam. Tai va, o aš tada, žinai, dar ką pridursiu iš savo pusės, kad nukenčia tas mūsų seseriškas santykis, nes mes tiek daug laiko praleidžiam darbiniais klausimais, kad turbūt, vat vakar užfiksavau momentą, kai mes susėdom arbatos atsigerti ir paklausiau sesę, o tai kaip tu gyveni? Jo, ir taip yra iš tikrųjų, nes vat irgi buvo, kad ir šios savaitės pavyzdys,
vežiau savo dukrytę į baletą ir buvom susitarusios su draugė susitikti. Ir Marija paskambino, nes jinai irgi savo dukrytę veda į tą pačią baleto mokyklą, tik tai laikas yra ankstesnis. Ir Marija sako, aš vietoje būsiu, tai galim va pasimatyti, gal dar padirbėsim kažką. Ir mes su draugė buvom sudernusios jau kitą vietą ir tada aš paskambinau, sakau, va ir Marija yra, bet sakau, žinai, jaučiu, kad reikia mum nesusitikti, nes jeigu mes su Marija susitiksim ir tiek dabar yra dar užsikaupęs reikalų mazgas, kad mes, neišvengsim niekaip, nepasikalbėti kažkur kažką apie darbą ir tada draugė sako, jo, tada aš išeisiu namo. Tai va, tai žodžiu, ir iš tikrųjų taip ir buvo, nes net susitikimo metu Marijai ten užsidegė kažkoks klausimas, jinai man paskambino, mes greitai dar 2 klausimus aptarėm, jau matau, kaip draugiai nepatinka šitas, sakau, viskas, Marija, Šarūnė nuo manęs pabėgs, sakau, baigiam pokalbį, vėliau susiskambinsim. Tai iš tikrųjų, vat, kaip Marija sako, nukenčia, nes mes nebemokam atsiriboti, nes jau tiek esame įsigyvenę į tas gėlių sesės, kad čia atrodo net, tu lyg ir ne apie darbą šneki, čia taip vat, kartais tiesiog diskutuoji, o kaip mum užauginti save, o kaip dar tobulėti, o kaip matėm kokius pavyzdžius, dalinamės, kad ir kitą savaitgalį. Važiuosim į Varšuvą į dekoro parodą, tai vat irgi savaitgalį vietoj to, kad su šeima praleistume ar kažkaip dar poilsiautume, irgi važiuojam skaityk darbiniais reikalais į komandiruotę. Mūsų laikas į pabaigą, taip aš noriu dar vieną labai trumpą temą panagrinėti, bet labai trumpai. Nes mūsų šitas podcastas išeis į eterį maždaug, galvoju, ar prieš Velykas, ar po Velykų. Tai va toks labai paprastas klausimas. O kaip atrodo jūsų šeimos susiejimas? Nes jūs 2 gėlių sesės, tada sesė racionalioji, kur yra, tada yra teta diplomatė, kuri estetikė komentatorė, tada mama kontrolierė, ir tada močiutė yra, kuri yra įmonės ištakos, vadinkim, taip. Ne? Pirmapradė ir tėtė, kuri sukuria laisvę ir tokias visiškai gėlių pats vaikas. Kaip tas Velykų stalas pas jūs tada? Tai gal tas ir atėjo iš to, nes mums šventės visada šeimoje buvo labai svarbios. Ar tai jos vykdavo tėvų sode, tai ne šiaip, kad ten susirinkai su kaimynais ar su kažkuo. Šventė yra šventė. Turi būti išlyginta staltiesė, mes bėgame į sodą prisiskinti šviežių gėlių, mes tą stalą dekoruojam, parenkam lėkštes, taures ir visa kita. Tai čia toks tiesiog pasiruošimas, bet visada su džiaugsmu lauki švenčių. Ir tas ir buvo ir yra. Mes tiesiog šeimos švenčių visada nuoširdžiai laukiam ir jom tikrai stipriai ruošiamės ir švenčiam, nes tai yra galimybė ypatingai šioje beprotiškoje gyvenimo skuboje mūsų dideliai šeimynai susitikti visiems drauge ir visiems kartu pabūt. Ir iš tikrųjų susitinka mūsų daug, didelis užsėdimas, gaunasi didelis tas stalas. Vien mūsų šeimos, o dar jeigu atvažiuoja pusbrolis su šeima ar pusseserė ir tada, žinai, tų žmonių tikrai labai daug gaunasi. Bet mes turim savo tradicijas žaisti stalo žaidimus arba žaisti slėpynės tamsoje. Tokių visokių, apart to, kad susirinkti skaniai pavalgyti, nes mūsų mama ir tėtis ir mūsų vyrai irgi labai skaniai gamina. Tai dabar dažnai jau darom suneštinius tuos balius, tai pasiskirstom kas ką. Mano vyras, pavyzdžiui, silkę labai skaniai ruošia. Va, ir iš tikrųjų susirenkam ir kaip Rasa sakė, šventė yra šventas reikalas. O kalbat apie darbą? Šventės metu? Ne, gal jau šventės metu nebekalbam, nes jau išsisodinam skirtinguose stalo galuose, o stalas labai didelis. Tai net nepasimato. Tuo metu, kaip kokie mitališkam ar graikiškam, žinai, iš tikrųjų mūsų visa šeima tokia yra, kad tada vis tiek kažkas vyksta ir toksai šaršalas, tai jo, turbūt laiko sėdėti ramiai nėra. Mes susipyksta, susitaiko, verkia, džiaugiasi. Su dramom, taip. Bet mes iš tikrųjų turime itališkų šaknų, tai čia gal dėl to. Pavardė sunkiai buvo ištariama tikrai. Ne, pavardė tai lietuviška. Bet vis tiek sunkiai ištariama, tai aš susijau su Italija, tai čia mano reikalai. Taip. Ok. Tai smagu su jum. Iš tiesų, labai įdomios istorijos.
Ir labai jaučiasi šitas jūsų tikrumas, gal taip sakyčiau, jo, tikrumas, atvirumas. Tai aš kaip ir visą pabaigiau su tuo pačiu klausimu. Tai ką jūs pačios čia atradote šio pokalbio metu savo? Aš galvoju, kad be galo taikliai uždavė tą tokį, žinai, į trigerio vietą, taip paspaudė tą vat klausimą apie iš tikrųjų mus kaip sesės dirbančias drauge. Būtent tas santykis, ar ne? Mes kažkaip turbūt negvildenom. Negvildenom ir ar tai mums padeda, ar tai mums kliudo, tai vat turbūt čia privertė atsakymą atrasti, kas yra gerai, įsivardinti garsiai, viena kitai pasakyti ir galų gale dar kartą įsidėmėti, kad mes turim norom nenorom atrasti laiko pabūti dar ir sesėm, ne tik gėlių sesėm. Gražu. Ačiū labai. Tai ką, su mums šiandien buvo gėlių sesės Rasa ir Marija, sakysiu, Aleksariūnaitės. Šauniai. Ačiū labai. Ačiū tau. Buvo labai gera ir jauku čia pas jūs. Ačiū, kad pakvietėt. Norėdami prisidėti prie panašaus turinio kūrimo, prenumeruokite Aha Momentai tinklalaidę. Mūsų rasite Contribui platformoje Spotify bei Apple Podcast. Aha Momentus kuria garsas Modestas Kapustinskas, dizainas Greta Venckūnaitė ir žmonės kalbina coachingo specialistas Edvinas Grauželis. Visos teisės yra saugomos.